žiauriai geras tas seminaras. Aš niekada nemaniau, kad kūne tiek visko yra. Kad tikrai kūnas tarsi sako, angliškai pasakysiu, we got it, gal. Nu, tarsi toks atrodo, toks, kad maždaug tu nepergyvenk. Nu, tarsi ten tiek daug jėgos yra. Ir tas labai, nes aš labai proto žmogus. Ir man toks, čia atrodo, ten tokios karietos važiuoji. Nu, žodžiu, labai, nu, viskas labai nauja, bet neįtikėtinai galinga. Tokia, atrodo, dar tik nuojauta, kiek tame yra daug galios, stiprybės. Jau toks autonomiškumo tokia žinia, stiprybės labai daug, stiprybė. Ir toks, kad mano pusėje, kad tai yra mano už mane, nes aš tikrai kartais jaučiuosi, nu, ir nesaugi tam pasaulyje ir kažkaip, palauk, bet tai aš ne viena, nu, tarsi aš ne tokia viena, nes tas kūnas, kurį aš nelabai kreipdavau dėmesio, yra, nu, kaip tarsi dar atskiras pasaulis, nu, ant kurio aš joju, net nežinau, nu, žodžiu, tikrai nuoširdžiai, nu, aš tiesiog visiems rekomenduosiu, nu, čia, aišku, nenoriu daryti kažkas čia, specialiai reklamos, bet nuoširdžiai, aš visiems dabar sakau, girdite, jūs girdėjot, kad nors apie kūną, nu, tikrai labai, tai toks, ir ką kasdien galiu, tai, pavyzdžiui, labai lengva, ir tiesa, nu, aš net nežinau, ar Aina, ar kad jūs čia taip pasakot, nes, pavyzdžiui, man taip lengvai įsivaizduoja, pavyzdžiui, tas prailgintas kvėpavimas ir atrodo taip, ir nuteka, nu, kažkokie tie žodžiai, kaip pasakot, kad suteka, ir man taip, viskas ir suteka. Ir iš tikrųjų labai lengva, aš seniau ten sunkiai man pavykdavo atsipalaiduoti, dabar aš net prieš miegą būna ten taip suteku, apsunkstu ir iš karto aš atrodo jaučiu tas atsipalaidavimo bangą. Taip lengva, nu net keista man, kad taip lengva. Tikrai, nu, kažkoks, man labai fainai, kad tiek daug vaizduotės galima ir kad ta vaizduotė taip pasijungia gyvai ir tada ir atrodo, ir tas kūnas viską jaučia. Nu, tai kažkaip labai viskas nauja ir žiauriai faina. Tikrai noriu naudoti. Ir eisiu dar į kitus seminarus. Čia manęs neatsikratysit lengvai. Labai fainai. Tai va. Rūta, kaip tu visą tai pristatei, tai yra, tu įkūniai dabar išlipimą iš mūsų kultūrinės traumas, kai įvyko jau antikos laikais, kai įvyko skilimas, iš tikrųjų kultūriškai mums įvyko skilimas tarp proto ir kūno. Ir dabar tas per pasaulį Vilnyje, ta embodiment, kad visi taip, wow, kūnas, kūnas, įsivaizduoja tą karietą, tą gyvybę, aš ne viena, kad ten, patikėkit, ten tokia galia, kad jūs saugo, jūs visko net nesužiūrėsit. O pastebėjot, kad kai psichika pasikviečia kūną, staiga ir jį pradeda gydyti. Jinai apsidžiaugia labai. Jinai apsidžiaugia, kad ji ne viena, kad yra tiek stiprybės ir palaikymo iš tos karietos. Jo, dabar jaučiuosi toks, tarsi ką gali atsiremti, ne tokia plūduriuojanti ore ir ypač nusiraminimo. Tiesiog taip greit galima nusiraminti. Neturi savo ten kažko labai aiškinti, tiesiog fiziologiškai pajauti sunkumą ir nusiramini. Nu, čia yra labai unikalu iš tikrųjų.